Sveiki, pagaliau grįžo pavasaris ir šiandien ką darysiu, tai formuosiu vieną šeimą. Motinėlės neturiu, tai reiks, kad pačios susiaugintų. Tada turiu dar vieną tokį rėmelį truputį su medum. Reiktų daugiau gal, kad medaus būtų, bet neturiu. Nes dabar kaip pernešiu bites į šitą viliuką, nebus skraidančių bičių, visos grįš į savo avilius, o kurios neskraido bus, bet kas atneš maistą, nieks. Tai teoriškai reiktų statyti maitintuvę mažą ir pamaitinti, bet kaip nors. Anksčiau dariau taip ir išeidavo, tai manau ir šiandien bus. Gal ne toks didelis startas tada geras gaunasi, bet nieko, užaugs viskas. Gerai, pasižiūrim situaciją, dar padūminam. Matau, kad nieko neatstatė. Tai ko čia jie sėdi? Ko čia jie sėdi tada? Šilta ten, šilma eina. Nu kažkiek banda, bet aš neatsimenu, ar čia visai pilnai plokštelės dėjau. Nu ramu tas, kad stato. Jeigu dirba, dabar sušyla, bus dar geriau viskas. Gerai, reikia man žiūrėti, kaip apačioj reikaliukai. Šitą kažkur pasidėsim ant šitaip. Gerai. Kur čia aš įdomu, net nepamenu, kurie čia buvo. Bet šeimos jau atrodo, kad didelės. Reikia surasti perų jaunų ir pernešiu kitur. O čia turbūt naujas atstatytas, nektaro nešama. O, kągi mes čia matom, jau mysačkas krauna. Nu va, čia atstatė ir iškart su mysačkom jau. Nu tai palauk, gal tada mes tave ir išimsim, kad čia man lengviau būtų. Ai, čia kur nors padėsiu. Krapštyti, žiūrėti reikia, kur perai. Perai jos kol ramios. Perų mama yra. Perų yra. Bet seni mums šitie perai netinka. Dedam atgal su mamyte. Atsargiai. Reikės. Ai, va ir šitą buvo. Pažiūrim, atstatė. Nepilnai dar irgi atstatė. Tai 2 savaitės realiai jos gulėjo ir nelabai ko užsiėmė. Atstatinėja. Bet šeimos tai tokios jau tikrai nemažas pasidariusios. Gerai. Tranai viršų jau. Oi. Kažkaip greit šiemet. Žiūrėkit, jau ir tipo spėtimui turbūt ruošiamės. Reiktų pasižiūrėti, ar yra kiaušinėlis akutė. Negi taip staigiai jau. Ankstyvas pavasaris, o jau pasižiūrim. Lyg tai nebuvo, nukrito. Reiškia, jam nuobodu buvo, čia sėdėt kaip buvo. Kai buvo lietus, sėdėjo, galvoja, ką čia veikti. Ir tiek įskridusių bičių, ir čia matosi jau konkrečiai, jų čia yra nemažai. Tai šeimą gal sudaryti geras laikas. Va, dar čia šitų.
Jau manau pats tada laikas. Jeigu jau šitų mysačkų tiek krauna, reikia pažiūrėti, ar nėra kiaušinėlio. Nėra. Dar čia tokie pabaidymai. Bet spiečių turbūt bus šiemet. Nelabai gerai matos, prieš saulę reikia žiūrėti. Jo, kaip tik šiandien pridėliota. Nežinau, jums kameroje nesimatys, kaip yra. Matyt, vienos dienos dar šiandien. Man reikia prieš saulę, yra kaip tik dabar dingo saulė. Ir matosi tokie. Tai gerai, šitą reiškia nešu aš. Iš čia auginsi mamą. Ir iš tikrųjų ten tokį gerą atidaviau. Reikia ir perų vieną jau tokį. Nes šiaip matos, kad spietimuisi nuotaika gali greit ateit. Nes pilna neturiu kaip plėsti. Imsim šitą. Tikriausiai. Gaila vilių daugiau neturiu. Dvi gal suformuočiau. Nes tik tai vieną praėjau čia, matosi, kad tikrai jom ankšta darosi. Šitie 10 rėmiai labai greit užsipildo iš tikrųjų. Jau po žiemos startuoju su daug bičių. 12 gal rėmų reikia, nežinau. Šitą. Nu ką, aš primygau vieną kitą. Ai. Dabar kol vieną gelbėsiu, dar 5 primygsiu. Aktyvės labai. Pranešam, kad atėjom. Čia viršui turbūt nieko naujo. Kaip ir ten, ir čia. Oi. Vyksta statybos. Turi darbo, nėra blogai. Juodi rėmeliai kažkaip tai negražiai. Čia atrodo, iš kur čia greit jie sujuoduoja. Turbūt ne visi žino, kodėl jie juodi pasidaro. Nes kiaušinėlis padeda motinėlį kiaušinėlį, ten toks aplinka apvalkalas būna. Ir kuo daugiau ten to ekutė įsirita bičių, tuo tamsesnė pasidaro ir tuo bitės darosi silpnesnė, sakykime, nes jos mažesnės užauga. Tranai, tai žiūriu jau rytasi tranai. Va. Tranai. Kur traukis, va, lenda, teiki gyvenimą. Lys, ne? Nenori dar. Tranai lenda. Va, vienas jau vaikšto. Gražuolis, va. Va, tranas. Gerai, niekam. Tai jau kaip ir spietimas, ne už kalnų. Va čia įdėjau tą kartrėmelį. Ar atstatė, reikia pažiūrėti. O, atstatė ir užsėjo dar. Va šitą. Ir dabar dar užsėta, tai kažkur motinėlė turėtų būti. Gal šitą visgi reikia paimti. Bet kol mamos neradau, baisu paimti su mama. Gerai, nunešiu gal aš tenais. Įdėsim dar vieną, vieną paėmėm, vieną įdedam. Šįkart neapipurškiu. Pamiršau pasidaryti iš tikrųjų. Nu va, dar viena patikrinta, prevencija nuo spietimo padaryta. Šita biškį netokia buvo arši kaip ta. Ta jau labai. O šitas mėgsta visą laiką užpikiuoti. Naujus, ką įdėjom. Oi, dar nieko. Nu, atstatė, bet dar mažai. Bet blogai, kad jau atstato ir čia mysačkas pastatė. Kaip sakyčiau, mamytės neturėtų. Gal ne. Nėra tai blogai, tikiuosi. Bet aviliukas ūžia tai taip kaip kokia nelaimė būt nutikus. Reiktų ten gal tai šeimai dar medaus kokią nunešti turbūt. Paieškosim kažką. Nu, šviežių perų irgi dar nematau.
Užpakalius atstatė. Rėkimus įjungė. O, kaip tranai atrodo. Kur aš čia mačiau? Matot, tokie. Nuleisk. Pasirodyk publikai. Ai. Nelabai sekėsi. Bet jau tranų ir taip jau yra. Trasose prilindė. Tai jau motinėlės pasiruošusios sukurti naują šeimą. Tai jau prevencinės spėtimui reikia daryti, nes jeigu aviliai maži kaip pas mane, tai bus reikalų greit. Nu net kažkaip tai keista darosi. Ai, bet kvapas koksai geras, žinokit. Tikrai malonu. Reikia greit dar praeit, nu nesuprantu. Žymėta, jau čia lengviausia ją surasti. Nu tikrai neramu ir ten tas. Bet tai galbūt daugiau užsiauginę, gi kapšikui, jeigu mamas nebūtų. Jau kaip ir mysačkui yra daug kiaušinėlį padėta. Čia jau ženklas žinot, kad nėra geras. Bet ir čia kartu su kitu prasidarė. Bet gali būti. Ką, jie mama bando užsiauginti. Tai kur aš tą mamą galėjau pratyrioti? Jo, iškrapščiau. Mamysačka buvo. Ir matot, nežinau, ant saulės matos, vat, kad kiaušinėlis buvo. Tai. O daugiau niekur nėra. Iš kur tas kiaušinėlis atsiranda? Va ir čia yra kiaušinėlis. Jo, su šita kažkas negerai turbūt. Bet jeigu gelbėtųsi, tai gal statytų per vidurį. Nors čia ir yra tai pusiau per vidurį. Gerai, paimsim dar medaus. Ir nunešim ten tai šeimai, kurią sudarom. Tai matyt, kažkur pražudžiau aš ten tą mamą. Nu kaip kitaip, kur jinai galėjo dingti. Biški dabar liūdnumas paėmė. Tai ką, dabar mano veiksmai bus tokie, kad įdėsiu iš kitos čia dar perų šviežių. Nu tegul auginasi, nu ką dabar daryti. Nes jau kaip jie ten iš senų užsiaugins, tai jau nelabai gerai bus. Biški nuliūdina. Nu būtinai ten mamai dingti reikėjo, gal prispaudžiau kada tą kartą. Oi, čia viską, kur nereikia, tai užlipdė. O kad eitų atstatinėti viršui kažką statyti. Pažiūrim, čia bent atsistatė. Vienas su kita tai kažkaip suglaudžia. Nu, sakykime, pusę. Pusę padarė. Nedaug. O čia šviežią atstatė vieną gražiai. Ar pridėjo perų? Nepridėjo. O kodėl nededa? Ai, va yra. Gerai, tai šitą tikriausiai reiks ir duoti ten. Mamas nėra. Nėra. Galima. Gerai, gal neiškrito. Gerai, tai darom vėl šitą. Mūsų šitą nelaimingėlį. Blogai ant žemės guldyti, bet ką daryti. Čia dedam su tridienį šiandien perų ar šiandien. Dar turbūt net šiandieninį, nes kiaušinėlis taip stačias stovi. Nu, nežinau, tegul galvoja patys, ką daryti. Aš jau ką galėjau, tą padariau. Turi šviežių. Gerai, ieškom čia motinėlės, bet čia jeigu pera yra, viskas gerai. Nerandu niekaip mamytės. Va, yra mamytė.
Sakau, kad jeigu kaip jinai yra, tai yra greit tada. Viskas gaunasi. Šviežias jau atsiūtas irgi. Perų prikrauta. Gerai, tai reiškia, dar čia vieną pažiūriu ir gal nunešiu ten dar tai šeimai. Nu, va, šitą bus gerai. Tegul rytas. Gerai, dedam vieną naują. Tegul atstatinėja. Šitą dar atsistato, tegul iki galo. Būt gerai bičių dar nukratyti. Bet kad nematau, kur čia kad daugiau būtų. Van sekančia daugiau yra. Dar nunešiu ir nukratysiu ten į tą šeimą. Ai, visą su visu atidaviau ten. Pagalvojau, kad šilti orai bus. Tai turės jie šakaviai greit čia atsistatys po to. Svarbu neįsispiestų. Ir bus viskas gerai. Šitą turbūt gal biškį per stipriai aš ją taip padariau. Bet nieko. Turi būti gerai viskas. Pas piktą net nenoriu reit, nežinau, vis tiek neimsiu turbūt iš šios bičių. Nes po to puola visur. Bet tai kai nepaėjo, kad motinėlę kažkur praganiau turbūt tą kartą. Ir kaip jinai taip. Reiks pačiam pasižiūrėti video, kaip aš tenais, ką aš dariau ten su tą šeimą praeitą kartą. Pasižiūrėti, ką aš tenais galėjau pridaryti ir kuriuo metu. Na, šitą šeimą konkrečiai jau taip spiestis tikrai neturės. Pačiai augintis reikės. Nes jau buvo prisistatyti. Mysačkas daro tokius. Bet šitoj šeimoj tai dar nėra. Būna atidarai ir padėtas kiaušinėlis. Čia nėra. Va toj, kurioje mamos neradom, jau buvo. Gerai. Nu ir ką, pas tą bjaurybę reikia nueiti vis tiek. Nors atsimenu, tą kartą labai išplėčiau aš ją. Tai manau, kad dar čia nieko jam daryti ir nereiks. Pabūdinkime žvėrį. Čia nieko naujo, sėdėkit. Kol kas ramės. Dabar duosim šitą, tada jos. O jau bzub girdis biški. Daugiau duosim. Ramesnis bus. Gerai, ką čia naujas įdėtas. Šitas. Naujas. Nu, beveik atstatyta. Perų pridėta. Jau aš iš jų jaučiu agresiją. Pažiūrim, ar čia dar. O su šitą šeimą nieko nenoriu daryti, nei kažkur neš kažko. Bičių šiaip daug nėra. Čia dar neatstatyta. Ai. Žinot, ir nelysiu aš čia pas jas. Va, jau prasideda, jau palindau. Viskas čia gerai. Matau, puikiai įsitvarkotės. Įsispėsit, tai įsispėsit, nors matau, ne, dar turi čia darbą. Darbo daug. Viskas praeita. Iš piktųjų nieko neėmiau, iš visų kažkiek paėmiau. Gaila ten, kad vienai šeimoje mamos nėra. Tai pasižiūrim, ką čia padariau, ką čia sunešiau. O, čia gal reiktų dar. Reiktų gal dar bičių sukratyti. Vienas remelis liko, tai turbūt ir įdėsiu aš jį kažkur tai.
Tegul, aišku, kol mamos nėra, čia labai statybos nevyks. Nors pavasaris tai. Tai atvažiuosiu gal tik po 2 savaičių, tai ką, žinau, visko gali būti. Žada šiltą savaitę labai. Nu kaip ten, labai, bet virš 20, ar apie 20. Būtų gerai dar kokį nukratyti, gal nuo kaimynės dar nukratyti reikia. Nesgi išskris visas. Svarbiausiai mamos neinkratyti, bet liktai nėra. Oi, būtų pravalas tada. Nu jau pradeda jas šiaip supykdžiau gerai aš jau. Nu ir dar vieną varau. Nes ten tikrai daug, dar spiestis pradės. Tegul sėdi čia šilda perus. Nu, iš tos jau gerai šeimos. Nu, bet jau reikėjo. To turėsi daugiau dar problemų. Nėra liktai mamos. Oi, kaip būt gerai nepražiapsuoti jos. Reikia čia dar. Nieko, perų daug yra, to išeis dar padaugės. Medaus biški yra. Kelias rėmus įdėjau, ten su įvairiai buvo. Manau, viskas bus gerai. Auginsis mama ir bus labai gerai. Jau malonu, kaip jau šilta. Pavasaris, tuoj pienės dabar, kaip duos pienės, tai turės tikrai darbą. Visą nuotaiką sugaidino ten dar vienas šeima. Nu kas tai mama? Turėjau tik praplėsti ir viskas, kaip ten ta mama galėjo žūti. Nu, viskas per blogą bitininką. Oi, tenais chaosas. Chaosas. Taip nepasakysi. Kas darosi, matyt varo. Iš ten, iš čia ir šiaip čia aktyvumas didelis. Jo. Susitvarkiau. Susitvarkyta, viskas. Galima važiuoti į Vilnių. Nesinori važiuoti kaip toks oras į Vilnių. Bet turbūt ne man vienam. Tai ūžia maloniai. Bet šitos, kad ir ūžia, netokios piktos. Tos tai iškart suvaryt. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu kam įdomu, laikinat, jei ne, tai nelaikinat.